Sveiki, sveiki. Šiandien noriu parodyti labai naudingą funkciją Unique. Ji gali pagelbėti susidaryti unikalių verčių sąrašą. Tai turim tokius duomenis, ir sakykime, dėl kažkokių priežasčių man reikia tiesiog pareigybių sąrašo. Kokios apskritai yra įmonėje pareigybės. Tokiu atveju aš galiu pasirašyti Unique, pasirinkti duomenų sritį, tai pasirenku visas šias pareigybės. Čia, kaip matote, pareigybės gali kartotis, todėl man šitas sąrašas kaip ir netiktų. Ir toliau mes renkamės. Priklausomai nuo to, kaip jūs pažymėjote duomenis, kadangi mes šiuo atveju norime unikalių verčių sąrašo iš duomenų, kurie yra išdėstyti stulpeliu, tai vadinasi, Excelis turėtų eiti ir tikrinti kiekvieną eilutę atskirai ir žiūrėti, ar jinai kartojasi, ar nesikartoja, ar tai yra unikali vertė ar ne. Tai mes ir pasirinksime Return Unique Rows. Toliau, Excelis prašo atsakyti į klausimą, ar mes norim, kad būtų grąžintos tik tos reikšmės, kurios kartojasi tik vieną kartą, ar norime, kad būtų visiškai visos, tiesiog, kad jos tarpusavy nesikartotų. Man sąrašo reikia, tai aš pasirinksiu False. Enter. Turime pareigybių sąrašą. Kalbant apie kitus pasirinkimus, kur čia rinkausi, tai jeigu mes pasirinkame duomenis štai taip, mano išdėstyti duomenis, kuriuos noriu pertikrinti ir kurių unikalias vertes noriu išgauti, yra išdėstyti eilutėje, ar ne? Kaip šiuo atveju stulpelių pavadinimai. Tai pasižymiu taip. Tokiu atveju jau renkuosi Return Unique Columns, tam, kad Excelis eitų per kiekvieną stulpelį ir tikrintų tas vertes, atrinktų, kurių mums reikia. Tai pasirinku True. Ir vėlgi, tai gali būti, šiuo atveju pasirinkime galbūt, kad grąžintų visas unikalias reikšmes. Tai kaip matote yra vardas, pavardė, pareigybė, atlyginimas. Toliau pavardė jau nebesikartoja. Jeigu aš pasirinksiu čia True, jau matote, yra vardas, praleido jau Excelis pavardę, pareigybė, atlyginimas ir pavardės taip pat nėra. Nes žodis pavardė kartojasi 2 kartus, tai jau nėra ta reikšmė, kuri tik vieną kartą pasimato. Primenu, kad yra ir daugiau įrašų su Excelio funkcionalumais, kuriuos gali rasti mano puslapyje. Šiam kartui tiek, ačiū, kad skyrei laiko, prašau įvertink, pasidalink ir prisijunk. Iki.